Visiem hai, su mes yra Baidekat Queen. Jeigu ką, iškart perspėju, čia yra filtras. Čia filtras ir aš tiesiog užsidėjau, nes man truputį taip gražiau. Ir aš noriu truputį, man labai tinka prie šito miksinio. Šitą žvaigždutę, tai truputį šitam video pasiliksiu. O šiaip aš naudoju filtrą, va tokį va filtrą, jis nieko nedaro. Kad tik šviesa čia eina, nes, kad būtų gražiau, nes jeigu be šito būtų va taip. Kada kažką rodau, tausmė, kad neatspindėtų, nes jeigu aš rodau, tai man ten nelabai gerai matosi, arba jeigu kamera pasidedu ir prieš mane saulė yra, tai man nesimato mano veidas, aš švytę, tai tada aš taip pasidarau, ne visą laiką. Ir, tai va, tai šiandien tik tą užsidėsiu, jeigu jūs nepyksit. Taigi aš jau seniai neleidžiu video ir noriu perspėti, kad čia bus nei viena, nei dvi, nei trys, nei keturios, nei penkios dalys, čia bus milijonų dalių. Gerai, jau ne milijoną, bet, ta prasme, man eina YouTube išleisti tik 3 minutės. Daugiau neina, tada tu turėtum filmuoti, pasuk taip, tipo, supratot. O aš tai daryti, dabar nenoriu. Aš darysiu, bet dabar, ta prasme, aš noriu, kad man tai būtų, kad mažiau matytųsi, kad taip, suprat. Tai va, aš daug išleisiu dalių, nes pas manęs aš filmuoju per paprastą kamerą ir, taip, kaip man būtų patogiau. Ir kad paskui jums nepatogumų nedaryti, tai aš jums parašiau vieną dalyką. Tiesa, aš išleisiu dar vieną video, kai aš išvažiuoju į Turkiją. Gerai, jau nejuokauju, ne. Kai aš išvažiuoju į ekskursiją, tipo ekskursiją, aš vaidinu. Aš esu jau 5, apie 3-4 metus jau vaidinu. Taip mažiau negu už dailę, bet... aš jau nesakiau, aš dar dailininkė, jau 6 metus lankau. Aš pradėjau Karolina ir paslaptingas pasaulis daryti raktelį ir tą trikampį tokį. Tipo, va toksai va trikampis. Ir aš tipo pamiršau, man nusibodo ir man jau nebedariau tokio, bet aš manau, turbūt dar padarysiu tą video. Čia ne šitas video. Aš jums papasakosiu, kas bus toliau. Net, ta prasme, visą laiką man taip yra, gali būti, kad jis pasakosiu, kas bus toliau, nes aš labai žiūriu, vis papasakosiu, reikia įsikalbėti kažkam, tai va, jums, mano širdelė atsidaro jums. Taigi aš turiu tokią vieną geriausią dėžutę, va, jūs jau matote. Aš ją pasidariau pati, viską pati aš dariau, kad tik dėžę gavau iš savo močiutės. Truputį jums ASMR. Taip gali būti, kad čia paviršius nėra pats gražiausias, bet aš, stengiausi, nes, truputį tinkėjau ir gal nežinau, ką padaryti. Čia pats pirma idėja, kuri atėjo į galvą, o tenai kas viduje bus, tai... ir taigi yra naktipečiai. Taip, tikrai čia yra naktipečiai. Noriu pasisakyti, čia yra saldainiai, čia man yra saldainių dėžė. Seniau aš galvojau, kad čia yra nesąmonė, kam reikia turėti savidėžius, jeigu čia gali sumesti viską ir viskas, kam reikalinga ta saldainių dėžė. Ir aš pagalvoju, o kodėlgi jas man pasidaryti, tiesiog sudėti visus saldainius, užsinorai, atsidarai, pasiemi, tai bus lengviau. Idėją aš pasiėmiau, kaip pasakyti idėją, mano draugė, kur aš paskui jam parodysiu, neįleidžiu savo rodyti veidą, aš ją myliu, kaip draugė, ji turi saldainių dėžę. Aš jos nekopijavau, nes jinai turi tokią pūkuotą, labai gražią, tokią labai estetišką, tokią kiuti, tokią labai miela yra ta dėžutė, bet ir ji pati yra nieko blogesnė. Tai va, ir aš tokia, čia jau seniai buvo, kaip aš atsimenu, kad jinai turėjo, kai aš buvau pas ją svečiuose, bet aš galvojau, o kodėlgi ne? Ir pasidariau naktipečių dėžę. Taigi čia yra va tokios širdelės ir toksai apvaliukas. Ir po šitą naktipečiai. O viduj slepiasi. Beautiful. Gerai, visų pirma, padėsiu nuo čia. Čia yra labai gražus debesėliai. O tokie. Širdelė. Ir visų pirma, čia yra skanėstai. Oi.
Ką aš nesakysiu, kada baigėsi įrašas, ta prasme, ate, ta prasme, visokių ate, labas, tenai, iki kito video, tiesiog vienu metu susos video ir ten paskui jau kitas kadras bus jau kitam video. Taigi, aš ką čia turiu. Taip yra nedaugas, bet neblogai, nes aš dar neapsipirkau. Dar norėsiu rytoj nusipirkti Kinder Surprise. Tenai, kur išėjo kažkokia nauja kolekcija, nauja kolekcija, va tokia va, Kinder Joy, Kinder Joy, va tokia, aš va tokią turiu ir aš noriu nusipirkti kažkur 4-5, dar kiaušinius, nes man rytoj dailė ir norėčiau į tą apsipirkti, prieš, nes paskui po bus labai vėlu. Tai va, čia yra čipsai, šiam nusipirkau, čia yra va tokios kaukolės. Čia valgomos yra labai skanios ir yra čiupačiups gėrimas su braškėm. Man šitas kaukulytas valgomas padovanojo brolis ir šitą gėrimą. Brolis šitą myliu. O šitos čipsus mama šiandien parduotuvėje nupirko. Manau, šiandien nebebus su gėrimu. Nu gerai bus, bet labai mažai, bet gėrimas nebebus gėrimas. Nu gal ir bus, o gal nebus. Turi vieną pasirinkimą. Va ką aš šiandien viską padariau. Eisiu po šitą video, nes aš vis pavargau, nes aš viską dariau. Vakar ar užvakar pradėjau. Po vakar pirmadienis nebuvo. Antra, tai aš vakar pradėjau. Vakar pradėjau ir matus kaip aš padariau, nes aš to labai noriu. Taigi aš norėčiau padaryti greit kalėdos. Mes švęsim kalėdas kartu po juodu. Gerai. Atsiprašau, I'm so sorry. Taigi, greit kalėdos. Ir aš jau norėčiau padaryti tokią truputį kalėdinį vaibą. Taigi, aš jums parodysiu kelias šukuosenas. Gal netgi vieną, gal tai pažiūrėsim, kokias galima šukuosenas daryti per kalėdas ar naujus metus, ar per kūčias, kokias norit. Bet labai gražias padarysiu. Parodysiu jums. Tada, dabar mūsų šeimynų susitarė. Gerai, aš mane pasiok mūsų šeimyną, susitarė, kad mes darysim per naujus metus truputį kitaip. Nebus taip, kad, ta prasme, aš turėsiu dovanoti dovanų ir mamai, ir tečiui, ir broliai, ir tenai, ką žinau, seneliai, močiutei, tenai visokie, ta prasme, visiems. Mes jau gausim visi po vieną dovaną. Ta prasme, mes visi susirašysim ant lapukų vardus ir visi burto keliu, aš turiu užrašytos lapelius su vardus. Ir tada visi ištrauks po lapelį ir turės tą žmogų, kuriam turės dovanoti tą dovaną. Tai va, mes taip sugalvojom, nes labai daug pinigų išeina ir mes kažkur 25-30 eurų. Aš jau žinau, ką dovanosiu, pažiūrėsim, aš jums būtinai su jumis pakuosiu tą dovaną, būtinai su jumis. Parodysiu, ką aš netgi nežinau, ką dabar, ar aš broliui, ar mamai, ar tėčiui, ar, ta prasme, oi, atsiprašau labai. Kaip žinot, mano tėvai skiria, tai mano mama turi vyrą, ar aš mamos vyrui dovanosiu, ar aš mamai dovanosiu, o tėčiui atskirai reikės dovanoti, bet aš jau žinau, ką. Dabar nesakysiu, nes aš manau, kad tu tėti čia žiūri ir paskui, kai pasakysiu, nežiūrėkit tam žmogui, prašau nežiūrėti, nes jūs tada pamatysit savo dovaną. Nenorit pamatyti savo dovanos? Pamatysit, man bus skaudu, kad jūs sužinot, o jums irgi žinosit, ką aš jums būtinosiu. Taigi, va, tai jau viskas. Aš darysiu, kokias galima per kalėdos muzikos klausyti, kokius filmus man reikės pažiūrėti, jau ką galėsiu nufilmuoti, ką aš pasirašau į tavo tokį, pamatysit. Aš jums viską parodysiu ir aš dabar einu valgyti čipsų. Tikiuosi, jums šitas video labai patiko, tikiuosi, kad labai patiko, nes aš žiauriai stengiau. Ir iki kitą kartą. Ate.